Kauno rajone vykdoma partnerystė tarp Lietuvos įmonės Green Areas EU ir Italijos įmonės R3GIS, siekiant Obelynės parke įdiegti Green Spaces programinę įrangą. Šiuo bendradarbiavimu planuojama iš esmės pakeisti žaliosios infrastruktūros valdymą Lietuvoje, įdiegus pažangų programinės įrangos sprendimą. Šiuo metu vykdom pilotinį projektą su Kauno rajono savivaldybe. Vienas iš aspektų tai yra efektyvus valdymas žaliųjų zonų. Kitas momentas – užtikrinti, kad jos būtų tinkamai prižiūrimos ir puoselėjimos, kad jos nenyktų. Šis įrankis visų pirma, jisai inventorizuotų jau esamas žaliasias zonas. Mes tiksliai žinotumėm, kiek turim augmenijos ir galėtumėm labai efektyviai jas prižiūrėti. Tai kaip pavyzdys Italijoje, Milano sėkmės istorija, naudojant šitą įrankį yra sutaupoma apie 40% lėšų biudžeto. Reiktų atkreipti dėmesį, kad būtų paruošta ir teisinė bazė ir kuo plačiau naudojami tokie įrankiai. Mes tada galėtumėm įvardinti, reiškia, kokią įvairovę mes turime ir jeigu mes užtikrinam, kad mes ją saugom, puoselėjam, jinai išlieka. Jeigu mes nežinom, jinai gali nykti ir visiškai išnykti iš mūsų žaliųjų zonų. Galima įvardinti vieną iš privalumų tokių, kad reiškia, čia galima įtraukti visuomenę. Ir visuomenė tada būtų irgi vienas iš stebėtojų, kuris galėtų labai operatyviai pranešti apie kažkokius tai pokyčius, grėsmes. Green Spaces platforma galėtų padėti savivaldybėms vykdant želdynų inventorizaciją ir jų stebėseną realiuoju laiku, efektyviai planuoti darbus, prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo ir padėti išvengti nelaimingų atsitikimų. Tokios sistemos yra reikalingos tada, kada mes norime išsaugoti tam tikrą želdyną, esančius augalus ir juos stebėti. Sistema leidžia prisijungti ir bendruomenė stebėdama, kas vyksta, sakykime, kokie vyksta procesai, gali įspėti tiek savininkus, sakykime, želdynų ir jiem padėti iš dalies tvarkytis. Tai yra iš esmės geoduomenų bazė, tai reiškia, yra sąrašas inventorizuotų kažkokių tai objektų. Tai gali, kaip minėjau, būti želdiniai, medžiai, krūmai, gėlynai, vejos, lygiai taip pat gali visa kita infrastruktūra būti. Šviestuvai, keliai, takai, suoliukai ir taip toliau. Kam galima suteikti geografinę koordinatę, reiškia, tas objektas gali būti įtrauktas į šitą sistemą. Ta sistema galės naudotis visos įmonės, kurios tvarko želdynus, tame tarpe, sakykime, želdynų valdytojai, savivaldybė, arba kiti želdynų savininkai, kas kam jiems priklauso, jeigu tai yra privatus. Ir, reiškia, tuos turimus duomenis lankščiai gali naudoti, planuoti darbus visus savo. Green Spaces išmanioji programa jau yra plačiai taikoma Italijoje ir kitose Europos šalyse. R3GIS kompanijos vadovas Paolo Viskanikas teigia, kad ši programa padeda informuoti visuomenę apie želdinių būklę, jų genėjimą arba šalinimą. Todėl tai padeda išvengti tokiais atvejais dažnai kylančių socialinių įtampų.